Turbūt net neverta abejoti, kad žirgų sportas yra karališkas pomėgis, o būtent fryzų veislė išsiskiria aristokratišką kilmę. Vilniečiai žirgų entuziastai Karklėnų sodyboje laiko net 3 šios veislės žirgus. Apie tai daugiau kolegų reportaže. Fryzai viena seniausių žirgų veislių Europoje, išvesta 18 amžiuje Fryzijos provincijoje. Kadaise riterių mėgta, vėliau beveik išnykusi veislė ir šiandien yra itin reta. Jie prižiūri Fryzų asociaciją, kuri yra patvirtinusi tik 50 eržilų visame pasaulyje, o būtent šie žirgai jai ir priklauso. Fryzų asociacija, kuri įsikūrusi Olandijoje, tai mes visus šitos fryzus ir vežėmės būtent iš Fryzų asociacijos. Tai dabar asociacija ir užsiema tuo, kad jų būtų kuo daugiau ir kuo grynesnio kraujo, nes kai juos bandė atgaivinti, tai buvo įvairių priemaišų ir kai kurie fryzai tiesiog nėra tokie gryni. Eržilas Epas, kumelė Tanekė ir kumeliukas Tango lyg šeima. Tai protingi ir lengvai dresūrai pasiduodantys žirgai. Jie moka atsistoti piestu, nusilenkti ir pasisveikinti ištiesdami koją. Šiuo metu jie dresuojami atsisėsti. Pasak žirgyno įkūrėjų, šie gyvūnai reikalauja ypatingo švelnumo, netgi linkę susirgti depresiją, tad su jais nepatartina elgtis grubiai. Labai gero charakterio, jie labai patikimi. Labai skiriasi charakteris nuo kitų žirgų, nes jie nesibaido, ypatingai prisirišo prie žmogaus, yra geranoriški žmogui ir tiesiog daug žmonių atvažiavę, kurie bijo joti, pajoja ant fryzo, atsikrato baimės. Be įgimto intelekto šie žirgai taip pat išsiskiria išvaizda. Pagal Fryzų asociacijos reikalavimus jie visuomet tik juodi, galimos nebent nedidelės baltos žvaigždutės ant kaktos. Fryzai yra aristokratiški žirgai, jie yra juodi, ilgais karčiais, aišku, tie karčiai yra ilgai auginami, puoselėjami, skiriamas didelis dėmesys priežiūrai. Na tiesiog jie ir pasižymi tuo, kad jie bėga grakščiai, aukštai keldami kojas, turi aukštą kaklą, šepetukus ant kojų. Išpuoselėti tokį grožį kainuoja ne tik laiko, bet ir nemažai išlaidų. O išmaitinti reikia ir maisto, ir vitaminų. Šiuo metu ypač daug suėda Tanekė, nes vis dar maitina savo jauniklį Tango. Tik pietums jinai suvalgo porą kilogramų avižų, jeigu tik pietums, bet jinai valgo pusryčius, pietus ir vakarienę. Tai kartu dedasi ne tik avižos, mes šeriam specialiais pašarais. Tai tos avižos tiesiog... Ačiū. Kažkur apie 6-7 kilogramus jinai per dieną suvalgo koncentruoto pašaro. O visa kita tai žolė neribojama. Yra žolė, šienas, tai kiek jinai nori, tiek ir valgo. Žirginė auga ir kalytė nėra, kuri tarp gerokai didesnių keturkojų jaučiasi lyg sava. Ji paimta iš šunų prieglaudos ir dabar gyvena laisvėje. Žirgyno įkūrėjo sako, kad ji puikiai pagalbininkė, padeda parvaryti žirgus namo. Fryzus auginanti tobulo žirgo komanda augintinius vadina viena iš saugiausių veislių. Žirgai išsiskiria ypatingų ramumu. O svajojantiems apie nuosavą žirgą jie pataria kruopščiai pasidomėti norimą veislę.